Tai turbūt vienas mitas būtų apie robotus ypač, kad jie perims pasaulį ateityje. Nenumatoma mūsų ateityje, manau. Ir kadangi mes studijuojam tokį dalyką, mes galim užkirsti kelią tam. Mechatronika yra keletos sričių junginys, tarp jų būtų mechanika, elektronika, informatika ir valdymai. Taip kuriami plataus masto inžinieriai, kurie galėtų būti perspektyvūs ne tik vienoje srityje, bet keletą. Baigęs mechatroniką, studentas kuria ir integruoja automatinės sistemas. Tai sudaro robotai, konvejeriai, automatizuotos pačios sistemos, savivaldžiai prietaisai, kurie yra ateitis. Kiekviena įmonė, kuri gamina kažką, bus kažkiek arba daugmaž automatizuota. Ir mechatronika pasibaigęs studentas, ekspertas atėjęs į įmonę, mokės ją suprasti, adaptuoti ir net pagerinti. Šitos studijos yra tiems, kurie domisi pramonę, ateitimi, automatizavimo sprendimais, robotika. Yra didelė platybė žmonių, kuriems tinka šita specialybė. Manau, kad galima, kadangi kaip ir per filmus tu kuri tas robotinės sistemas, kurios gal ir ateityje galės tau sukurti kostiumą, su kuriuo galėsi ir skraidyti ir gaudyti blogiečius.